Sveiki, čia Vaiva Go, mes šiandien keliausime į senamiestį ir prasieisime Karališkąją Mylią. O dabar jūs matote, aš keliauju North Bridge, neseniai atrestauruotų tiltų, kuris buvo statomas, kai plėtėsi Edinburgo miestas į naujamiestį. Čia filmuoju Balmoral viešbutį, labai prabangų seną viešbutį, kuriame J.K. Rowling rašė ir pabaigė Hario Poterio knygą. Apačioje matote daug langų, stiklinį stogą. Čia yra Waverly traukinių stotis. Kairėje pusėje matote senamiesčio dalį, kuri aišku daug pasikeitusi nuo to, kaip jinai atrodė viduramžiais. Taip pat po dešinę pusę matote Sero Walterio monumentą, o dabar pritraukiu pačią pilį. Rezoliucija ne per geriausia, bet kažką matysite, taip pat yra nacionalinė galerija. O įdomus faktas, kad apačioje prieš tai buvo dirbtinai iškastas ežeras pavadinimu Norloft. Na dabar galite pamatyti iš toliau Balmoral viešbutį, Sir Walter Scott monumentą, Waverly stotį apačioje, o už manęs yra Scott Monument viešbutis, tai buvusi laikraščių redakcija ir spaustuvė, taip pat turi labai gražų užslėptą kino teatrą. Beeinant link Karališkosios Mylios pasukau šituo tuneliuku, tai toksai trumpesnis praėjimas norint sutaupyti laiko. Visada mėgstu pakelti akis ir pasidairyti, koks gražus kupolas, kurio prieš tai nebuvau pastebėjusi. Dabar jau esu Coburn gatvėje, čia žmonės mėgsta papietauti, yra kavinukių, parduotuvėlių, išties įspūdinga gatvė. Taip pat čia yra žymioji The Milkman kavinė, prie jos labai būna didelės eilės, pastaruoju metu Instagramas padarė savo. Pasirinkau neiti per Coburn gatvę, o eiti šito skersgatviu, kažkas įdomesnio. Tokių skersgačių čia yra beveik 90 likusių. Ir visos šios siauros gatvelės išeina į Karališkąją Mylią, kurią dabar ir žygiuoju. Fun fact, Karališkoji Mylia tai nėra gatvė, taip žmonės vadina ją ir taip pat jinai yra ilgesnė nei Mylia, vadinama Škotiškąja Mylia. Ji sudaryta iš 5 gatvių, nors kai kurie sako 4, bet yra maža atkarpa prie rūmų, kuri irgi skaitosi kaip dar viena gatvė. Priešais jūs matote St. Giles Švento Egidijaus katedrą, taip pat matote labai daug vėliavų, daug žmonių susirinkusių, nes kaip tyčia pataikiau į dieną, kai vyko mitingas dėl Škotijos nepriklausomybės. Čia aš jau pasukau link anatomijos muziejaus, toks buvo tos dienos planas ir beeinant pamačiau motociklų paradą, kurie taip pat dalyvavo mitinge. Keliaujame toliau, čia po dešinę matėte raudoną kavinę, toje vėl pamatysite, tai toje kavinėje J.K. Rowling rašė Hario Poterio knygas, netoli žymiųjų kapinių, iš kurių jis ėmėsi kelių personažų vardų. Čia priešais mus nacionalinis muziejus, jis yra iš 2 dalių, senesnio pastato ir naujesnio. Priešais mus yra Bobio statula, o ten per vartelius per vidurį galima nueiti į Greyfriars žemiausias kapines. Čia toliau jau artėjau prie muziejaus.
Priešais mus toliau einant matosi Edinburgo universiteto pagrindinė aikštė. Toj pamatysite McEwan's Hall po dešinę, kuriame įteikia studentams diplomus. Va čia jau pradeda matytis po dešinę pusę šis gražuolis pastatas. Aš jau beveik pasiekiau muziejų, o čia keli telefonu padaryti kadrai iš prasidėjusio mitingo.